treneris, skrendat su elitu, beveik visų elitų į Stokholmą, kas ten laukia? Čia mūsų kaip toks antras šūvis po Lietuvos čempionato, norime pasižiūrėti, kokioje formoje esame, su kitais sportininkais norime pamatyti, ar dar gali padaryti ir užkabinti tuos normatyvus į pasaulio čempionatą ir pasižiūrėti, ar esame dar formoje ar ne. Kas skrenda? Skrenda Tajus Juška, Džiugas Miškinis, Kristupas Trapočka, Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova ir Andrius Šidlauskas. Tarp jų yra pakankamai daug sprinterių. Kaip jūs, treneri, vertinat tą olimpinį sprendimą Los Andžele patvirtinti 50 metrų? Mūsų šaliai tai labai gerai, todėl kad mes turim tokius aiškiai išreikštus sprinterius kaip Rūta Meilutytė, kuri pasaulio rekordininkė yra šitoj rungty, taip pat Mantas Kaušpėdas, kuris jau dabar su vyrais rungiasi petys į petį ir aš manau, kad turbūt kiti sportininkai, kurie jau galvoja turbūt apie karjeros pabaigą, jau pradės treniruotis būtent šitom rungtim. Kaip dėl Tajus Juškos? Tajus, aš manau, ir ilgesnėse rungtyse gali padaryti, tai čia jam jokia naujiena.